Sveiki, su jumis geras-dūmas.lt. Pristatau jums rinkinį Vision 900 plus ED kaitikliai. Į šį rinkinį įeina dvi baterijos Vision originalas, kurios turi 900 mAh bateriją ir galima reguliuoti įtampą. Įtampą reguliatorius suteikia jums didesnį dūmo kiekį. Jeigu kuo daugiau nusistatysite įtampos, tuo greičiau baterija išsikraus. Šiaip pakrauta laiko diena. Paskui kompiuterinis įkroviklis, sieninis įkroviklis, 10 ml skysčio, Ego 2XL dėklas ir 2 kaitikliai skysčių. Kaitikliai yra šie apatinio kaitinimo. Pildosi jie taip. Reikia nusukti kaitiklio apačią, laikot kaitiklį aukštyn kojom, nusukat kaitiklio apačią, tuomet biškį šonų laikot patį kaitiklio kūną ir pildot pagal šoną. Per langelį matysite, kai skystis jau pasieks viršų, tuomet užsukite atgal apačią, prisukite kaitiklį prie baterijos, patikrinkite, ar baterija įjungta. Jeigu mygtukas nešviečia, reikia ją įjungti. Tai tiesiog suspauskit mygtuką 3 kartus greitai, kad jis sumirksėtų ir jau galima naudoti. Traukimo metu spauskite mygtuką ir laikykite, kol trauksite. Kai trauksite, mygtuką tiesiog atleiskite. Kaip ir minėjau, iš priekio galite nusistatyti savo norimą dūmo kiekį, tai jeigu pasirodys per mažai dūmo, galite didinti įtampą. Kai baterija įsikraus, tiesiog spaudžiant mygtuką jisai pradės mirksėti. Tuomet nusukite kaitiklį nuo baterijos, įsukite į USB įkroviklį ir galite prijungti tiesiai prie kompiuteriaus arba prie sieninio įkroviklio. Kai krausis baterija, ant USB įkroviklio degs raudona lemputė, o kai pasikraus, užsidegs žalia. Bateriją galima krauti ir per naktį. Taip pat kaitiklėje yra kaitinimo elementas, kuris su laiku susinaudoja. Jį galite paskui nusipirkti pas mus atskirai. Jis vadinas Aspire kaitinimo elementas. Jis atrodo taip. Kaip suprasti, kada reikia jau keisti. Tai dažniausiai būna požymiai, kad kai laikas jį keisti, tai svilėsio skonis jausis arba tiesiog skystis bėgs į burną. Žiemą, taip pat žiemą, kai šalta ir rūkant lauke, būna skystis irgi iš apatinio kaitinimo kaitiklio bėga į burną. Tai tiesiog reikia nueiti į šiltą patalpą, kad to nebūtų. Tiek apie šitą rinkinį. Ačiū už žiūrėjimą.